Žiūrėk, matai jau tas... Stumas prieis iš pratęs. Ar tu verta iš visą tą ringą lip, nes būsi nuplotas ir gėdas pasidarysi. Tu apie gėdą nešnekėtų. Kiek gėdos pasidarai Lietuvoje ir tu dar darysi man čia apie gėdą šnekėt. Tu esi gėda, esi Lietuvos. Tu net nežinai, kas yra gėda, todėl nes... Tai aš nenoriu žinoti, ačiū Dievui, gėda, man nereikia to žinoti. Aš paliksiu šitą profesiją tau. Tu turi patirties tame daugiau, gazuok toliau gėdingai. Tai iki kovos lieka kelios dienos, tokia viena paskutiniųjų, ko gero, žvilgsnio akistatų. Dieną prieš kovą dar turėsite laiko susitikti, bet jau, man atrodo, kiekvienas pasidarėte savo išvadas, treniruočių stovyklas ir panašiai. Kaip manote, kokios stipriosios pusės kiekvieno iš jūsų prieš savo priešininką? Tai mano stiprioji pusė, kad aš aukštesnis, ilgesnės rankos, tai manęs niekaip nepasieks. Gaudys, kaip sakant, vėją ringė. Niekaip neprieisi prie manęs, kad ar kaip bandysi prasileisi. Ką tu, Džonas Sinas, tu manai, tu nematomas, jo, nepagausi tavęs. Man nieko nereikia, bet prasme pas mane... Davidai prisižiūrėjai. Smūgiai stipresni, viskas pas mane. Pas tavęs smūgiai stipresnis. Faktas. Už mane. Aišku. Galvoju, kad štangas... Lažinamės. Nori susilažinam ir galim šiandien. Tai galim įti į Akropolį ar kažkur, kur yra kriaušė ir įšaunam šiandien. Ai, kriaušė nori, galvoju, palyginsim jėgas. Davai. Tinka? Kiek sporinam? 100 eurų man tinka. 100 eurų. Šiandien. Davai. Gerai. O, nu žiūrėsim. Už savo žodžius atsakysi gal. Aš visą laiką savo žodžius pamatysiu. Nu gerai, šiandien turėsim pasimatymą tada Akropolį. Turit perspėjimų vienas kitam, liko kelios dienos, vis tiek reikia išvengti traumų, kažkaip tai galbūt pasisaugoti, kokį perspėjimą turi viršilą? Jo, tai gal žieminius batus susideda, kad nepaslystų, nenukristų, kovos greitų svarbiausia. Man paslysti nereikės. Paslysi ir nukrisi tiesiai ant veido. Jo, kur? Bananus mėtysi ringę, man ką darysi? Ką užsidėsi, kablus ringę, kad mane pasiektum? Tai pasieksiu, nepervilti. Ką tu manai, pirmas, su kuriuo aš kovoju, kuris aukštas? Ir nepaskutintas. Iš čia lietuviai visi aukšti. Ką? Aš laimėdavau šiaip. Prieš ką kovodai, kurie gyvenime turbūt nesportavę? O prieš ką tu kovodai? Prieš Petrą, prieš Maivachą ir tu čia lygini savo priešininkus su mano priešininkais? Kokie tavo priešininkai? Tikrai buvo ir Latvijos čempionų, ir Anglijos čempionų, ir Lietuvos čempionų. Kaip jautiesi, kai karočio lažybų bendrovė už mane turi mažesnį koeficientą nei už tave? Labai gerai jaučiuosi, labai gerai jaučiuosi, nes žinau, kad jie žino, kas laimės dėl to. Jie daro taip. Grybas dėl to. Grybas aš. Žiūrėk, matai jau tas... Stumas prieis iš pratęs. Ne miške randėsi, kad čia apie grybų šneki. Grybautojų tu. Gerai, žiūrėkit. Peruką savo. Perukas, jis bent jau nedažytas kaip tavo. Mano nedažytas. Man tavo tai dažytas, pažiūrėk, juodi plaukai nedažytas. Saulė, seni. Koks natūralus tikras. Juodas visiškai. O tu feikas, esi tavo plaukai feikai ir tu feikas. Visiškai natūralūs plaukai. Nu čia natūrali tavo spalva? Taip, jau pražylės. Taip, natūrali. Jau pražylės. Užuojauta, kad tiek nervuojas. Bent jau nerudas. Ką? Bent jau netoks kaip tu. Tai aš nerudas, čia tamsi plaukai, dėl to reikėtų. Kokiu lietuviu tu turėjai reikalų? Su nemažai lietuvių, aš ir esu boksavęs Lietuvoje. Nors vieną vardą parės, su kokiu lietuviu tu boksavaisi. Čia prieš 15 metų aš kai dar boks lankiau. Tik tai su šachmatininkais, kurie ten Anglijoje istoriją su pilvais ir nieko nepadaro. Nu jo, tu jau nesilaikytum. Su kokiu vienu kovoji, nors vienu kokiu nors įvardink geresnį, kuris bent kažkur būtų tituluotas. Iš kur pas tai 22 pergalės ir kiek tu ten turi? Kur? Kur, nu pas tave reitingai parašyta. Taip, tai aš kovojuosi ir ne tik pagal šachboksą, ir pagal boksą, ir pagal muay thai, ir pagal viską. Nu tai gerai, tai čia skaitosi profesionalios kovos pas tave visos. O pas tai kiek profesionalių kovų? Nu visos, kurios buvo visas ringė. Tai Jungle King yra profesionalios kovos, noriu pasakyti. O prie ko čia Jungle King? Ne, o tai kur tu dar kovojai? Tu kovojai vieną kartą KOK, visi matėm, kaip baigėsi, ir kur dar to profesionalių. Ir kaip baigėsi? Nukritai nuo Rimkenzo. Tai Rimkenzo buvo, dar tik pradėjęs, ta prasme, aš buvau pradėjęs tik sportuoti, aš. Ir kas čia pasikeitė per tos 4 metus? O per 4 metus galvoju, niekas nepasikeitė. Ne. Pamatysim, kaip viskas pasikeitė. Pažiūrėsim. O kas bus, jeigu pralaimėsi? Kas tada? Aš tapsiu pasaulio čempionas, atiduosi man diržą savo? Tai tu šachmatai žaistum? Apie mano diržą tiek šnekėjai. Nu taip, tai galbūt biškai daugiau intrigos. Bet tai mano diržas būtų, jeigu mes šachmatai žaistume. O čia net nėra jo. Tai tuo labiau tas tavo diržas iš temų. Ką? Influenceris skaitėsi labai didelis. Nu, blemba, aš kažkada darydavau tos visus bairius, o dabar aš man jau nusibodo. Tai tu skaitėsi influenceris. Nu, tu sakei, kad kas 200 000 turi, tai gali dėl jo kovoti. Tai aš ir pasisiūliau, kas čia blogai. 20 000 tavo sekėjai? Taip. Kur, per kurią vietą? Instagramo vietą, per kurią dar. Man rodė babai pas tave vieni. Kur? Parodyk. Tai aš tau rodžiau, net aš tau dėjau story, kad ten tik 200 įtartinų sekėjų. Užžiūrėk dabar, pas tai parodyk, kiek pas tai įtartinų sekėjų neaktyvuotų. Tikrai bus žymiai daugiau. Aš tau parodysiu. Nu, davai, gali būti įtartini sekėjai, blėt. Tai Instagramas turi tokį barį. Nu, davai, parodyk man. Nu, davai, pažiūrėsim. Gerai, žiūrėsim. Sekėjų dviko. Kiek pas mane neįtartinų sekėjų. Įtartinų. Aš tai nesakau, ačiū. Nieko įdomus pas tai nėra. Tai imk telefoną, daryk. Tai nereikia man. Čia atšaukęs, kad pas tai nesimato tokių dalykų.
Atšaukęs tu savo smegenis, bet kokius dalykus nesimato. Žinai, aš taip kažką darau. Ne, pas tai kažkas neišmeta. Man išmeta. Prasme, neišmeta, visi lietuviai gali žiūrėti. Tai ne šitą, čia turi išmesti viršui. Kiek įtartinų sekėjai, arba čia nebent ant Androidų tai būna. Pirmą kartą genėjau tokį dalyką. Taigi aš tau dėjau istoriją, matei, nemeluok, ne pirmą kartą. Tu meluoji, kad ir nematei mano kovų, tu meluoji. Tai aš neusiemu dabar tokiais influencerių bažės, man nusibodo visą tai. Jeigu dėl mano diržo, tai kovojam ir dėl tavo diržo. O prie ko mano diržas, jeigu jis su šachmatai susijęs, tu neturi proto, net taisyklės žinoti. Ką? Tai nes šachbokso diržas. Tai šachboksas, tai tu pasaulio čempionas, geriausias, kad čia belekoks ir panašiai, tai vadinasi geras kovotojas. Nes tu minėjai, kad tu esi geresnis bokse, o ne šachmatuose, ar ne taip? Taip, aš manau, kad jeigu būtų gyvybės mirties klausimas, aš eičiau boksuotis, ne šachmatai žaisti. Tai jeigu tu sakai geresnis boksininkas. Taip. Ir? Kaip jausias pralaimėjęs? Aš nenoriu apie tai galvoti, čia viso gali būti, bet aš apie tai net negalvoju, žinok. Negalvoji, kad pralaimėsi? Ne, net negalvoju. Darai didelę klaidą, jeigu negalvoji pralaimėsi. Bet tu įpratęs, matai, pralošęs. Tu įpratęs 2 kartus pralošęs. Tu ir pralošęs. Kiek tu? Ne, tu pralošęs daugiau. Kiek daugiau? Ir Tomasino irgi tu pralošęs. Aš Tomasino laimėjau. Ne, nelaimėjai. Jisai pralaimėjo savo ir tau, bet tu tos kovos nelaimėjai, nes jis buvo diskvalifikuotas. Prie ko čia nelaimėjau? O tai pagal tave boksą galima aš tai iš kojų galiu spardyti? O prie ko čia? Taigi jūs ne pagal boksą varėte. Bet mes kiek bokso, prie ko čia mamyti taisyklės ant žemės? Tai jeigu nesupranti taisyklių kovos... Ne, aš suprantu taisyklių, bet aš turiu omeny, kad jisai laiminėjo tą kovą ir tu negali atsakyti. Prie ko čia laimėjo, kai aš jį nukautavau? Nukautavai, tu į knockdownai pasudėlį nukautavai. Tai skaičiuot taškų nemokė, pirmą raundą laimėjau, antrą raundą nokautas buvo, tai kiek jau yra taškai? Ar nežinai, kaip net taškai dėliojasi? Ne, aš nemanau, kad tą kovą laimėjai. Pasiskaičiuok tada taškus. Ir kas tai tavo tokie priešininkai buvo? Pasakyk bent vieną rimtą priešininką. Dabar tie mano rimti. Prie ko čia rimti priešininkai? Kas buvo? Tomasino, paskui buvo daug pas mane rimtų priešininkų. Daug? Taip. Kas dar? Edgaras. Koks Edgaras? Tas, kur boksininkas, kur pralaimėjai pasninkavo? Prie ko čia nepralaimėjau. Prieš tą ir dar vieną, kur mes su Dominiku 2-2 kovojom, daug pas mane buvo gerų. Žinai, tu savo lygoj kovoji ir tu skaitai tai profesionaliam kovom seniai. Gerai, tada aš pasakysiu taip, aš neprofesionalas, bet pažiūrėsim, kas bus. Gerai, pažiūrėsim. Tu toks primeti. Tu neperšauk, čia primeti profesionalą. Aš neprimetu, seniai, aš neprimetu. Aš tikrai nehuja kažką. Pasaulio čempionas, kaip nehuja. Giriesi, kad pasaulio čempionas. Aš giriuosi. Tai kaip jausies, kaip ta influencerė. Tai aš parašau. Aš apie tai net nediskutuoju. Tu. Pažiūrėsim. Palaukim, nedaug liko, senuk, nedaug liko. Kantrybės. Porą dienų ir eisi į polisą. Aš tave siūsiu į Turkiją, žinau, kad gal tau dantis taisyti po tos kovos. Tu nusipirkai bilietą, nusipirkau dar pigų. Tau tik tu nuvažiuoti į Turkiją, ne man. Nes jau plinkį matau. Aš plinkau. Tu tai žilsti, seniai. Aš pražilęs, tai gerai, visi pražilom, anksčiau ir vėliau pražilsim. O tu plikas darai. Sakai, nuo 13, tai užžiūrėjau, kad taip. Tu nemeluok, kad nesidažiai plaukų. Nesidažiau. Dažydavausi seniau, nes būdavo gėda, kai buvau mažesnis. O prie ko čia dabar jau 500 metai nesidažau. Baigiai dažytojo karjerą? Nori pasižiūrėti, kur dažyti plaukai, kur ne, ar neskiria? Man ant tavo plaukų ir ant tavęs. Aš tau sakiau, tu nehuėlings tau, tu nemiškė randėsi kur. Huėlings, sukrysė kaip bataulas. Džiaugis, kad negatvė esam. Tai džiaugis, nes jau būtum sunešiotas čia, kaip obolys į vieną kasą. Vegetaras, blėt, grybai, oboliai. Čia, blėt, valgai. Tu valgai mėsą bent jau kažko, kad neišalptum. Ar kaip tu čia sakai? O paskui jau vakare, kai protas sako, valgau tada burgerį. Tai kas negerai, aš darau balansą, sveikai ir nesveikai gyvenu. Suderinu malonumus naudingumui. Ar išeisi storas visas? Išeisiu storas, na. Storas išeisi. Jo, išeisiu storas. Grybas ir gausi malkų ir viskas. Tu, blėt, tu pizda. Pažiūrėsim, kam mus. Kaip galvojat, vienas ar kitas priešininkų galvoja apie atsitraukimą iš šios kovos? Be šansų. Ne. Čia man labai svarbu atsitraukimas, jokių atsitraukimų. O kaip principo reikalas? O kaip išskaitot, pavyzdžiui, vienas į kitą žiūrit, matot, pavyzdžiui, tu pas Viršilą ar tu pas Dimerį, matai baimę akise kažkokią jau, ar ne? Nusišnekėk kaip mokai, davai, šau kokią fantazijos vieną, davai, gražų tokį sakinį, pisk. Ne tavo reikalas, aš galvoju. Pamatysi viską ringę, kas tau bus. Oho, šaunuolis, kažką protingo pasakai bent vieną kartą. O tu ką nors protingo sakai? Taip, sakau. O ką tu sakai protingo? Magas, triukus nebent gali padaryti. Tik? Savo. Taip, pradanginsiu ringę aš. Pradanginsi mano ringę? Žiūrėk, kad pats nepradingtum. Gerai. Pačiu tai nepamiršau. Žiūrėkit, kova labai neprognozuojamas yra dalykas ir buvę tokių kovų, kai jau keliauja kovotojas pribaigti priešininką ir tas vadinamas lucky punch. Kaip manai, galėtų? Čia vienintelis Remigijaus šansas. Čia vienintelis jo šansas. Apie nokautą negali būti nekalbos. Negali, jeigu realistiškai šnekėti, kova su bet kuo kovok, visada yra šansas, taip, kad gali pralošti. Čia jeigu realistiškai šnekėti. Sutinki?
Ką, kad su bet ko gali pralošti? Taip. Tai šitas, tai faktas, nes gali praslėti. Bent kažką. Bet kad man Lucky Punch yra laimėti prieš tave, tai juokinį, čia grybas, juokinį visiškai. Nu ir kaip tu mane nugalėsi, tu bent savo paskutinę kovą matei? Mačiau. Nu, ir ten gerai pasirodė pagal tave? Aš ten ir nejau labai stipriai pasiruošęs, aš ten jau paprasčiausiai prie reklamos savo sporto šaką. Labai gerai pasiruošęs. O tu matei mano paskutinę rimtą kovą Anglijai? Nu. Kur tu tipo nematėjai, melagį, tu aišku, kad matėjai. Esi kėlęs. Esu. Nu, kur esu Facebook'e, Facebook ir Instagram'e yra. Įkeli 10 sekundžių vaizdo. Ne, ten visas raundas yra. Ir tu tipo nematėjai, melagį. Tipo jisai matė, kaip mane nuplojo, bet nepažiūrėjo. Tipo nepažiūrėjai, kaip mano priešininkas mane nugalėjo. Kaip tu taip sakai podcast'e. Man rašė žmonės, tipo, aš negalvoju, aš tam domiuosi labai. Tai aišku, kad domiesi. Tu mane seki visur. Ne, nesu. Ką tu darai, man svarbu, ką aš darau. Taip. Aš tai nežiūriu tavo visokių Facebook'o, aš net nežinau, kaip tu vadinėsi tam Facebook'e. Laikino mano postą primesk ir jisai sudirkščiu, kai buvo kėlęs, kai jis buvo Bazaro 0. O ir jisai tipo nežino mano profilio. Nei tavo vardo, nei pavardės, blė. Trioklinės. Kiekvienas sakinys. Parodyk, kur mano laikas ant tavo Facebook'o profilio. Va dabar, jeigu parodau, ir kas tada? Nu, parodyk. Pasirašai, kad tu triocholą, jeigu aš dabar randu tą postą. Parodyk, tu triocholą būsi, nu, kur Facebook'e, jeigu aš to neturiu drauguose, blė. Tai tu mes neturi drauguose, bet tu laikinai tą postą ir tu meluoji, kad nežinai nieko apie mane. Nu, parodyk, kokį postą aš laikinau. Čia gyvasara buvo, aš viską atsimenu. Parodys turbūt, kur koks Dominikas patagintas, kur Dominiką pataigintas. Taip, tai aš tą sakiau. Tai Dominikas pataigintas. Aš jį ir palaikinau, ne tave. Aš jį ir palaikinau. Tai dabar ieškot ar ne? Ieškok, parodyk man. Parodyk man tą kovą geriau savo, pasižiūrėsim, įvertinsim, ką tu ten sugebi. Ar tu verta iš visą tą ringą lip, nes būsim plotas ir gėdas pasidarysi. Tu apie gėdą nešnekėtų. Tiek gėdas pasidarai Lietuvoje ir tu dar darysi, man čia gėdą šnekėt. Tu esi gėda, esi Lietuvos. Tu net nežinai, kas yra gėda, todėl nes tu... Tai aš nenoriu žinoti, ačiū Dievui, man nereikia to žinoti. Aš paliksiu šitą profesiją tau. Tu turi patirties tame daugiau, gazok toliau gėdingai. Pasaulio čempionas, bet niekas apie tai nežino, blė. Man ir nereikia, senė. Man nebūtina, kad man žinotų. Man būtina, kad apie mano šaboksą sužinotų žmonės. Šaboksas tu, blė. Va, Remigijus ir žino. Nu, ir ant kokio čia postą palaikinta. Ant to pačio, apie kurį šnekėjom, triocholot. Kur čia išėjai? Ant kokio postą? Neišjung telefoną, tik tais gerai, kad atsimažinti. Parodyk man postą. Va, šitas. Tai prie ko čia tu? Seniai, čia 10 žmonių pataginta, Dominikas Dirstys. Tai Dominikas Dirstys patagintas. Nemeluok, kad tu... Parodyk man, parodyk savo vardą pavardę, kad galėčiau rimtai pasižiūrėti. Taip, kovosi prieš mane ir nežinai mano vardą pavardės. Gasariano vardo tai net nežinau, net neįdomu. Šaunuolis, užtenka. Tik tiek ir reikia tau. Tai viskas. Tai gerai, prieš pabaigą turėsim dar akistatą vieną dieną prieš turnyrą, tai prieš pabaigą gal kažkoks perspėjimas vienas kitam. Nesusitrumuok ir atik į ringą, kad viskas būtų gerai. Lygiai taip pat. Man tik to užtenka, kad jisai būtų ringė, man daugiau nereikia. Aš ringė visą laiką būnu nesiaudinį. Svarbu, tu būtum. O kokia kovos baigtis, kaip galvojat, bus? Nu, vat, pamatysim. Nereikia, pamatysim, bet 3 raundai. Aš atiduosiu visą save, kad jį išjungt, daugiau nieko. Viskas. Tai čia pirmam raundui. Tu antram raundui neišgyvensi, trečią raundą neišgyvensi, tu esi vieno raundo kovotojas. Pasižiūrėsim. Vieno raundo kovotojas esi. Žiūrėsim. O aš 2, žinai, iš tikrųjų. Taip, bent 2, todėl nes pirmą raundą žaidži šachmatais. Pirmą raundą dėl to išgyveniau, antram krenti kaip bataulas ir viskas. Krentu, aš niekad nebuvęs nokautai ir nokdaunė. O tu? Pasižiūrėsim. O tu? Pasižiūrėsim. Pažiūrėsim. Gerai. Gerai. Iki gero pasirašymo. Pasaulinis turnyras KUK World Series. Kovo 22 diena. Vilnius. TwinsBet arena. Visa informacija bushido.lt.